Na ką, mėlyjeji, tie, kas stabdėte antrą pakopą 22 metais, tai čia yra prieš 3 metus, kas stabdėte, tą įtraukia vėl į antrą pakopą. Ar įtraukia jūs tiksliai ir pasitikslinti jūs galite užėję į Sodros puslapį. Ir dar vienas variantas, tie, kurie pradėjote dirbti ir nesvarbu kokia veikla praeitais metais, jūs įtraukinės šiais metais į antrą pakopą ir jums reikia spręsti, ką daryti. Tai aš jums galiu pasakyti, kad mano konsultacija jums, jinai nekainuoja, bet jūs gaunate labai daug naudingos informacijos. Ką visgi geriau daryti su ta antra pakopa? Ar aš tuos pinigus gausiu? Kada gausiu? O jeigu aš dabar turiu, ar galiu juos persivesti? Ar apskritai, ko man tikėtis iš antros pakopos? Ir apskritai, kas yra antra pakopa ir su kuo jinai yra valgoma? Tai tiesiog parašykite man ir aš jūs pakonsultuosiu, nes jūs tikrai galite prarasti daug pinigų, nežinodami, ką dabar daryti. Tai čia aš esu tam, kad jums padėti.